Žinot, buvo toksai poetas Rimas Burokas. Vaivos kavinė, čia yra už kokių 500 metrų nuo čia Vaivos kavinė, buvusi Gorkinė. Rimas Burokas rašydavo eilėraščius. Kampas tame, kad jis tą patį eilėraštį skaitydavo 5 damoms ir visoms sakydavo, va, aš ką tik parašiau apie tave eilėraštį, nori paskaitysi. Tai šiuo atveju yra visiškai atvirkščiai, aš tikrai tau parašiau eilėraštį, aš tikrai, va, dabar pamačiau tave ir parašiau, dar, kad tik tašką padėjau, aš tau jį paskaitysiu. Dėl to aš nusižengiu savo principams, aš niekada neskaitau iš lapo, aš Nusmygęs, sapnavau tave YouTube'ai, YouTube toliau gudų. Video spamas plūdindamas plūdo į mano matricą perversinių būdų. 3W, kroti vaizdą YouTube'ai, politika, religija būtų, kibys bubulius, brazas duoda dūbą, uspasis, taškos eilėmis papistų, pasiūsdamas toliau gražuolė zvonkė, kiti žvaigždynai stingas, Madona ir vėlė zvonkė, per brūkšnelį bonkė, visa pastojus lygus spermos klidina, taigi štai tai poinlaininiai užgrūdo, man skirta dalį serverio, kaip mat glamūrų porno ir kitokių šūdų, su lokų komentarais, juptiuk mat, su eina nakum ir be eina nakum, aš į godą skersas atvariau per linkus. Ir karčia tulšim Alachui ir būdai internetiniams tariau, kodėl ši sistema tokia paraša, paklausiau aš pasivadinęs B. Ir matricos valdovas man atrašė, go fuck yourself, you'll never be BB. Čia mano nikas dar juodžiau įtūžo, nevengdamas vardažodžių riebių, nuo jų įkaitę Windowsai užlūžo, pakibę ant neto paribių. Pakibo, smigo, mėga mano saitas, poezijos ir šizo paribį, sapnuoja kilo mega gigobaitais, jutybiniai tiupi, net tiupi, pasikabino, smigo, tabaluoja, tarp tabelai jau išties kūdų, sapnuojantis, kad apie mus sapnuoja, užmigusi jutibai, to. Jau beveik poetas. Čia podkastas internetinis.